Jeigu mes kalbėtume šiandien apie teatrinį meną, tai teatras, teatrinis menas yra kolektyvas ir sinergetika. Šiuolaikiniam teatre, su kuriuo man teko susidurti, dažnai būdavo išskiriamas pats aktorius kaip po vienetas, visi aptarnaujantis personalai būdavo paliekami lik šone. Ir buvo daugiau kreipiama dėmesio į dekoracijas, į atskirų aktorių tas vaidybos manierą, vieno aktoriaus vaidimo manierą, bet nebuvo ieškoma tokios, sakykime, sinergetikos su aktorių susikibimo į vieną, į tokią vientisą masę. Ir kada man po spektaklio sakydavo, tu ten gerai vaidinai, o spektaklis man nepatiko, tai man būdavo labai blogai. Dėl to, kad turėtų veikti visą spektaklį žiūrovo, pats visas spektaklis, o ne vienas aktorius. Ir postdraminis tas teatras, jis atėjo į tokią fazę, kada atsirado spektaklis, pradėjo veikti visuma, kada veikia visi komponentai, taip kaip šiandieniniam ir kine, veikia visi komponentai. Aktorius nėra dabar išskirtinis. Supratome, kad nėra blogų arba gerų žmonių. Atsirado, kad jų veiksmas tik tai blogas. Ir šiandieninis aktorius nebevaidina blogo arba gero žmogaus ant scenos. Jo veiksmas pasidarė, svarbiausia jo veiksmas. Ar jis daro blogą veiksmą, ar jis daro gerą veiksmą. Ir iš to publika pasidaro jo charakteristika, aktoriaus vaidinamojo personažo charakteristika iš jo veiksmo. Tai vat atsirado, kaip padaryti, kad aktorius būtų veiksmingas. Mes pradėjom naudoti tokias paprastą dalyką, kad nuo pat pirmų dienų aktorių neleidome vaidinti po vieną, bet visas užduotis jis darė kolektyviai. Vidinis kritikas, kuris visą laiką sako, blogai pakėlė ranką, blogai pasakė intonaciją. Tas, kaip jį užmušti, kaip nugalėti tą vidinį balsą, kuris yra kartais galvoje, kartais širdyje, kartais šone, kartais juokiasi iš tavęs visai iš šono. Vat kaip jį nugalėti. Ir tada jį nugalėti yra paprasčiausiai, mes pradėjom tai, kad tu užsimiršti kolektyvę. Pradėjom visus pratimus, užduotis daryti kolektyviai. Antras, kas man atrodo labai svarbu atkreipti, labai svarbu dėmesį į tai, kad kiekvieną pratimą mes bandėme padaryti, kad tai yra kaip profesionalus meno kūrinys. Ir iš tų pratimų gimdavo visi spektakliai, pirmieji mūsų spektakliai. Kad studentas, kuris ateina studijuoti į patį pirmą kursą, jis turi suvokti, kad pratimas, kvėpavimo pratimas, arba netgi ėjimo pratimas, arba bendravimo pratimas, paukščių kalba arba gesto pratimas, jis gali pavirsti spektakliu. Ir tada jį įpareigoja ir jis pradeda suprasti, kad pratimas daromas ir jam jisai bus reikalingas visą gyvenimą. Jis pradeda galvot, pradeda jausti ir galvot, kad pratimai, kuriuos jis atlieka kolektyviai, tai yra tas teatras. Jis pradeda suprasti, kad pakartojimo menas aktoriui yra pats svarbiausias ruošiant aktorių, kad aktorius yra pirmiausia pakartojimo menas. Pakartoti taip, lyg būtų pirmą kartą iš naujo. Atrasti tam pakartojime tokių savybių, kurios niekada nebūtų išsenkančios. Atrasti tą energijos šaltinį, tą varomąjį šaltinį, iš kurio aš galėčiau visą laiką atsigert, pasisemti tos naujos energijos, nors pakartojimas turi vykti toks pat. Pirmiausia, aktorius turi įsikalti savo į galvą, kad norėdamas sukurti savo vaidmens, jis neturi ieškoti savyje. Va čia. Vaidmuo yra visada išorėje. Apvaidindamas savo partnerį, aš apvaidinu jį, bet taip pat aš suvaidinu save žiūrovo akyse. Mano partneris, apvaidindamas mane, suvaidina save. Žiūrovas niekada nestebi po vieną, jisai stebi juos abu. Ir veikia mūsų aktoriams įkalti galvą, kad jeigu tavo kolega vaidina blogai, tai žino, kad jūsų scena yra bloga. Jis nepatikėjo visa scena. Žiūrovas netiki, kas vyksta tarp jūsų. Žiūrovas ateina žiūrėti reakcijų. Ir jisai, tau pasakius sakinį, jisai žiūri, kaip tu atsakysi jam į tą reakciją. Jis turi tam tikrą savo supratimą, kaip jis reaguotų. Ir dėl to jis visą laiką mato, kaip jis reaguotų į įžeidimą, jeigu mane įžeidė tam tikrų šlykščių žodžių. Ir jis iš karto žiūri, kaip tu tai reaguosi. Nes savo klišę jis turi. Ir sužadinęs jam vaizduotę atsakęs, tu gali jam pakreipti vaizduotę, gali jį prajuokinti, darydamas jo kovodamas su jo klišė, tu turi padaryti paradoksą, bet jis visą laiką stebi mus abu.
Jis niekada nestebi po vieną. Jisai stebi mus visą laiką abu. Viena iš svarbiausių aktoriaus ruošimo savybių yra pirmiausia užmušti jo egoizmą. Pirmiausiai įkalti jam į galvą, kad aktorystė tai yra kolektyvinis menas, kad teatras, kinas tai yra kolektyvinis menas, bent tuo metu, kai jis filmuojamas, montažą darys režisierius, bet tuo metu, kai mes filmuojame, kinas yra kolektyvinis menas, taip pat ir teatras, tai yra sinergija, tai yra mūsų visų jėgų suma. Ir ta suma dėl to yra labai didžiulė ir stipri. Ir dėl to negali būti jokių narciziškumo. Aktorius pirmiausia turi prarasti savo narciziškumą. Tas pats turi būti su, man atrodo, mūsų amate mes turėtume išmokyti režisierių. Jis pirmiausia turėtų suprasti, kad tik tai administravimas, kolektyviškumas, komunikabilumas, sugebėjimas generuoti visų idėjų, sukaupti jas, suvesti jas į vieną tikslą. Vat, man atrodo, yra ta didžiulė esmė.